Tai labas vakaras visiems prisijungusiems į mūsų webinarą. Džiugu, kad esate čia. Tikiuosi, šis vakaras jums bus naudingas ir įdomus. Iš tiesų, šitame webinare turėsime dvi dalyvės. Tai yra studentės, kurios stojo su kastu pagalba ir šiuo metu studijuoja užsienyje, Roberta ir Urtė. Tai jos dalyvaus, papasakos apie savo patirtis, savo gyvenimą ir studijos svetur. Tai paprašysiu pradžiai Robertos ir Urtės trumpai prisistatyti porą žodžių, kad dalyviai žinotų, kas jūs tokios ir pamatytų jūs. Tai Urtė gali pradėti. Tai sveiki visi, esu Urtė, dabar studijuoju antrą kurso kibernetinio saugumo programą, studijuoju Belgijoje Havos universitete ir apie tai ir apie bendrai studentišką gyvenimą šiandien jums papasakosiu vėliau. Roberta? Taip. Tai sveiki visi, mano vardas Roberta, aš trečio kurso studentė esu ir studijuoju psichologiją Radboud University. Ir pati atsimenu, kaip aš eidavau visus šitus kastų webinarus, tai labai dabar įdomu kitoj ekrano pusėje būti ir pasidalink savo žiniom. Taip, tai ačiū Jums, merginos. O aš pati esu Virginija, studijų užsienyje koordinatorė, dirbu kastu. Taip pat iš tikrųjų buvau panašioj situacijai kaip ir jūs visi, kažkada domėjausi studijomis užsienyje ir baigiau studijas Danijoje, tai man pačiai tikrai viskas nėra svetima ir, kaip sakant, viskas yra žinoma ir pažįstama. Tai pradžiai iš tikrųjų norėčiau jums trumpai papasakoti, kas yra kastu tėvams, kurie dar nėra girdėję, nežino. Tai mes esame organizacija, kuri padeda įgyvendinti svajonės, galima sakyti, išvykti studijuoti į užsienį. Tad jeigu kažkas, sakykime, ar ne, turit minčių studijuoti svetur, tikrai gali drąsiai mus kreiptis. Mes konsultuojam nemokamai, padedam išsirinkti universitetą, lydim viso proceso metu ir iki kol mokiniai išvyksta, grinai jau mokytis. Ir dirbam jau 18 metų, esam savo srities profesionalai, atstovaujam 44 universitetus Europoje. Na ir, sakyčiau, per šios 18 metų kastu padėjo sustojimo procesu virš 7 000 žmonių. Tai tikrai nemažas skaičius. Taigi tikrai galit kreiptis į mus, mes viso proceso metu būsim šalia, manau, tapsim gal ir draugais, pasistengsim palengvinti visą tą procesą jums. Taip, prieš, sakykime, tokį, įžanginį ar ne žodį norėčiau pristatyti mūsų tas šalis, su kuriomis mes dirbame. Tai iš esmės yra 7 šalis, apie kurias visas šiandien trumpai papasakosiu, bet daugiausiai šiandien fokusuosimės į Nyderlandus ir Belgiją, nes čia studijuoja mūsų webinaro dalyvės Urtė ir Roberta. Tačiau prieš pradedant kalbėti apie šalis, noriu pirmiausia aptarti mitus, kurie vyrauja apie studijas užsienyje. Tai pirmasis mitas yra žinoma, kad toksai labiausiai turbūt bauginantis netgi, kad studijuoti užsienyje yra brangu. Iš vienos pusės tai, sakyčiau, yra tiesa, bet viskas tikrai labai priklauso ir nuo to, kokią šalį jūs pasirinksit ir universitetą. Mes dirbam su tokiomis šalimis ir universitetais, kur studijos tikrai nėra labai brangios ir yra kiekvienam prieinamos. Čia matote tokią lentelę, kurią esame paruošę ir palyginome, žodžiu, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamose šalise su prielaida, kad studentas dar ir dirba bent 15 valandų per savaitę. Nes šiaip studentai dažniausiai ir dirba ir ne tik studijuoja svetur. Ir ką pastebime ir ką galite jūs matyti lentelėje, tai kad studentas Nyderlanduose ir dirba ir mokosi ir dar ir pliusą gali išeiti, žodžiu, tai kartu su stipendijom ir atlyginimu, ne? Apie 650 eurų per mėnesį pliuso. Lygiai taip pat, kalbant apie Skandinavijos šalis, ar ne, Daniją, Suomiją, Švediją, galit matyti, kad pliusas gaunasi irgi apie 800 eurų. Tai ne tik, kad pavyksta pasidengti išlaidą, žodžiu, bet dar ir sutaupyti. Kitose šalise, kaip pavyzdžiui, ar ne, Belgija, Vokietija, galit matyti, kad dažniausiai užtenka tų pinigų, sakykime, kad, grinai pasidengti savo išlaidas. Bet tuo tarpu Lietuvoje tas minusas yra ganėtinai didelis, netgi ir mokantis nemokamai ir dirbant, bet studento išlaidos vis tiek gaunasi tokios gerokai didesnės negu jo pajamos. Tai po webinaro galėsim su jumis pasidalinti šitą lentelę, tada galėsite tiesiog panalizuoti daugiau, kaip čia viskas atrodo ir
pagrindinė vis tiek, mintį turbūt supratot, yra tai, kad studijuoti užsienyje tikrai nėra taip jau brangu, kaip galima įsivaizduoti. Ir kartais tikrai galima turėti daugiau, negu kad išleidžiat. Taip, antras mitas tai yra tai, kad mokytis reikia labai gerai, norint įstoti ten į tą užsienį. Tai irgi nėra tiesa, nes pavyzdžiui, Nyderlandai, Belgija yra tokios šalis, kur stojant dažniausiai užtenka motyvacijos, noro, nes universitetai yra suinteresuoti suteikti aukštąjį išsilavinimą kiekvienam norinčiam žmogui. Tačiau yra labai svarbu suprasti, kad išvykus reikia ir mokytis. Reiškia, kad jeigu nesimokai, gali taip pat lengvai tave ir išmesti kaip ir priėmė. Taip pat gerai yra tai, kad šiose šalise anglų kalbos reikalavimai yra tokie ganėtinai paprasti, sakyčiau, nes dažniausiai užtenka tiesiog išlaikyti valstybinį anglų kalbos egzaminą mokykloje, kurį laikom, ir nebereikalingas yra joks ten tarptautinis testas. Stojant, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis, tai reikia, kad metinis vidurkis būtų nežemesnis negu 7 ir čia tačiau nėra reikalingas motyvacinis laiškas tam, tarkim. Tai labiau žiūri į tą vidurkį. Tai trumpai tariant, skirtingos šalis, aišku, turi skirtingus reikalavimus, bet iš esmės stojimas nėra sunkus ir jei pažymiai yra šiek tiek kažkaip žemesni galbūt, tai tikrai nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne jums skirtos. O trečias mitas tai yra baimė, kad nepavyks susikalbėti angliškai. Tai šito, žinokit, bijo turbūt beveik visi, bet tikrai be reikalo. Mes dirbam su šalimis ir universitetais, kurių anglų kalba irgi nėra gimtoji ir jie taip pat daro klaidų. Man ir pačiai buvo baisu, kai išvykau studijuoti, bet paskui po kiek laiko pavyko persilaužti ir pasidarė kur kas drąsiau, lengviau. Jau, tarkim, vietoj būnant ar ne, bendraujant ir su kursiokais, ir su vietiniais žmonėmis, taip, kad tikrai nereikia bijoti. Na ir ką, turim pirmą šalį, skaidrėje matot, tai yra Nyderlandai. Šiai dienai tai yra populiariausia šalis, ten kiekvienais metais tikrai turim išvykstančių daugiausia mokinių ir tikrai nebereikalo, nes čia švietimo sistema yra aukšto lygio, studijų kaina nėra didelė, 2600 metams. Taip pat egzistuoja paramos sistema dirbantiems studentams, kuri siekia apie 1000 eurų mėnesiui. Yra gražinama ir negražinama paramos dalis. Tad studentai patys gali pasirinkti, sakykime, ar nori pasinaudoti gražinamą ar negražinamą paramą. Taip pat yra galimybė pasiimti studijų paskolą, tai studijų kainai padengti, jeigu tik tais toks poreikis yra. Bet aš pati čia neišsiplėsiu, manau, kad iškart perduodu žodį Robertai. Ji papasakos apie studijas gyvenimą čia. Tai Roberta, prašau. Taip. Tai sveiki visi, dar kartelį. Aš manau, iš karto galime įti prie tos kitos skaidrės. Tai trumpai apie save pasikartosiu. Tai esu 3 kurso studentė šiuo metu, studijuoju psichologiją ir studijuoju tokiam ne pačiam didžiausiam miestelį, Neimegene, ten populiacija gal kaip Klaipėdos kažkur ten apie 200 000 žmonių. Ir studijuoju būtent Radboud University. Tai iš tikrųjų, kaip aš atsidūriau čia, tai toks gana ilgas kelias buvo, nes atsimenu nuo progimnazijos laikų aš jau žinojau, kad noriu studijuoti užsienyje. Ir progimnazijos laikais dar nebuvo man svarbu kur, tiesiog žinojau, kad būtinai užsienį noriu studijuoti. Man labai svarbu buvo turėti tą multikultūrinę aplinką aplink save ir bendrauti su skirtingais žmonėm, pažinti, išgirsti skirtingus požiūrius apie daug skirtingų temų ir tiesiog, nežinau, gal tiesiog išsikelti savo tokį iššūkį ir perlipti per save ir pasiekti tos savo tikslus. Tai buvo mano pagrindinė motyvacija. Ir tada galvojau, kur čia galima važiuoti. Aš labai norėjau važiuoti į Angliją, bet ten tada buvo ten viskas su Brexitu, ten dokumentais, žodžiu, nebeišėjo. Tai galiausiai atsidūriau Nyderlanduose ir labai džiaugiuosi šitų sprendimų, nes tikrai yra labai aukšta mokslo kokybė. Visada ten, ta prasme, tie universitetai būna vieni iš pasaulyje geriausių tam tikrose srityse, manau, netgi gana daug įvairių sričių. Tuomet yra tikrai pigi mokslo kaina, ką jau ir minėjau anksčiau. Kai aš važiavau, buvo dar pigesnė mokslo kaina, ten apie 2200 berods buvo, dabar jinai šiek tiek auga, nes
šiek tiek biudžeto krizė yra, bet jinai tikrai finansiškai prieinama. Ir ką jau ir minėjau anksčiau, kad man labai svarbu buvo, kad pažangi šalis būtų, kad jinai būtų tolerantiška, kad aš galėčiau bendrauti su daug žmonių iš daug skirtingų kultūrų, su žmonėm, kurie turi labai skirtingas patirtis ir vis tiek kažkaip rasti tą bendrą ryšį. Ir paskutinis, gal nebūtinai paskutinis, bet vienas iš pagrindinių dalykų irgi, kas buvo man labai svarbu, kad yra minimalus kalbos barjeras. Tai taip, čia ta gimtoji kalba yra olandų, bet tikriausiai nesumeluosiu, jeigu sakysiu, kad, nežinau, 95%, gerai, gal ne 100%, bet tikrai labai daug žmonių kalba angliškai. Aš esu kalbėjęs angliškai su 85 kokių metų senute parke ant suoliuko ir esu kalbėjęs angliškai su 10 metų vaiku. Tai tikrai visi kalba angliškai ir aš bent jau asmeniškai beveik jokio kalbos barjero nejaučiu. Tai tas yra labai fainai. Tai galim eiti toliau. Tai dabar šiek tiek gal papasakosiu apie savo universitetą ir kaip aš išsirinkau jį. Ir tai buvo gana, ne tiek, kad impulsyvus, bet gana toks sprendimas, kur aš pasiklioviau būtent savo intuiciją, nes aš pati 10 klasėje, 11 klasėje labai dažnai vaikščiojau į studijų parodas ir ten ir kastu organizuojamas ir kitas. Ir aš kalbėjau su labai daug žmonių, su labai daug atstovų iš įvairių universitetų. Ir aš prisimenu, kai aš kalbėjau su tokia mergina, būtent iš Radboud University, jinai buvo tokia entuziastinga ir jinai matėsi, kad jai labai gera ten studijuoti ir matėsi, kad jai tikrai patinka jos universitetas. Ir man tokį gerą ir tokį šiltą įspūdį paliko būtent tas pokalbis. Ir žinoma, tai nebuvo vienintelė priežastis, kodėl aš nusprendžiau ten eiti, bet tai tikrai pastumėjo mane šio universiteto link. Ir dabar aš gerinai esu dėkinga tai merginai, nes aš pati labai džiaugiuosi būdama čia ir pati dabar pasakoju visiems, kaip man čia gerai. Tai toks tikrai fainas ratas gavosi. Tai taip, tai šiek tiek apie patį universitetą. Tai universiteto rankingas yra aukštas, žinoma, yra ten daug skirtingų sąrašų, kur vienur ten, nežinau, ten 100 ten kažkelintas, 120 kažkelintas, kitur ten 150 ar ką, bet maždaug tas rankingas yra nuo 100 iki 200 universiteto pasaulyje, kas yra tikrai gana gerai. Mano psichologijos programa yra labai, čia šiek tiek angliškai pasakysiu, research focused. Labai dirba patyrę akademikai pas mus, labai daug naujo mokslo yra analizuojama ir kuriama. Ir man irgi pačiai teko kalbėti su keliais draugais, kurie studijuoja psichologiją irgi Vilniaus universitete ar kažkur kitur. Ir, pavyzdžiui, mes labai tikrai gilinamės į daug sričių. Ir viena iš jų yra statistika irgi. Ir aš, pavyzdžiui, paprašiau žmogaus studijuojančio magistrą Vilniaus universitete, kad man padėtų su pirmo kurso statistikos darbais. Tai nelabai išėjo jam padėti. Tai tikrai yra, mes gana gilinamės visą tą medžiagą, kas man asmeniškai tikrai labai patinka. Ir taip pat... Aukštas žodžių lygis, ar ne, kitaip tariant? Taip. Tai dabar irgi yra labai gera galimybė, kad galima personalizuoti savo studijų programą. Tai jau nuo 2 kurso galima rinktis visokius pasirinkamuosius dalykus ir kurti tą savo karjeros profilį. Ir irgi, kaip jau buvo minėta anksčiau, yra šiaip studijos tęsiasi 3 metus, bet galima prisitęsti jas ir mokytis tiesiog ilgesnį laiką. Ir tą daro, bent jau iš mano aplinkinių rato, gana daug žmonių, nes nesumeluosiu, kad yra aukštas krūvis, būtent šitoj programoje, šitoj universitete tikrai aukštas krūvis. Tai kartais žmonės prasitęsia tas studijas, bet irgi čia yra labai normalu ir aš tai matau netgi kaip gana pozityvų dalyką. Taip pat pas mus yra labai skatinamas savarankiškumas, tai niekas nestovi prie tavęs ir niekas nežiūri, ar tu atlikai visus namų darbus, ar tu viską ten skaitai, ką jie tau užduoda. Tai tavo mokslas visiškai priklauso nuo tavęs, kiek tu įdėsi to darbo, tai tokį vaisių ir gausi. Ir
tas man irgi labai patinka, nes tu visiškai gali susiplanuoti savo laiką, kaip tau patogiau. Nežinau, ar tu nori naktį ten skaityti knygą, ar tu nori eiti į universitetą kiekvieną dieną ten ir kažkiek ten padirbėti, ne minimaliai, bet padirbėti kiek reikia. Tai tas savarankiškumas tikrai yra labai didelis pliusas mano nuomonė. Ir taip pat kritinis mąstymas yra labai akcentuojamas. Tai mus skatina kelti klausimus, mus skatina diskutuoti apie medžiagą, mus skatina nesutikti ir rasti kritiką ir dalintis tą kritiką, o neslėpti ją kažkur. Šitas dalykas visas tikrai, manau, paruošia tolesniam gyvenimui. Tai va. Ir dar pas mus tiesiog yra labai gražus naujas kampusas ir sporto centras yra labai didelis, yra jis, kad Nyderlanduose didžiausias, tai tikrai galbūt netgi visoje Europoje ir pas mus ten galima 80 skirtingų sporto rūšių išbandyti. Tai jo, toks tikrai daug. Visai neblogai, sakyčiau. Jo, tai tada galima į toliau. Tai va, tai dabar čia gal apie savo tokį aktyvesnį universiteto gyvenimą papasakosiu. Tai kaip daugumą universitetų pas mus irgi yra ta vadinamoji Intro Week, kur pirmam kurse visa savaitė yra skirta susipažindinimui su ryšių visokiam susiformavimui ir ten daug veiklų būna. Tai ta Intro Week buvo viena iš geriausių savaičių mano gyvenime, man tiek fainų patirčių ir prisiminimų išliko, tai čia irgi toks paskatinimas, kad jeigu važiuosite užsienį, tai būtinai dalyvaukit Intro Week. Ir tuomet pas mus universitetas turi daug asociacijų, jos yra studijų arba studentų. Ir aš esu psichologijos asociacijos narė ir esu gimnastikos asociacijos tokia neformali narė, galima taip gal pasakyti. Tai tikrai yra organizuojama labai daug veiklų su tom asociacijom. Aš dalyvavau tokiam komitete, kur mes žurnalą rašėm, ten kiekvieną, kas 2 mėnesius taip gavosi, tai ten irgi nuotraukas su mūsų žurnalu matot. Ir irgi tos asociacijos organizuoja keliones visokias. Aš važiavau į Maroką, pavyzdžiui, su universitetu ir aš ten susipažinau su artimiausiais savo draugais. Ir jo, tai toks, manau, labai geras būdas praplėsti savo pažinčių ratą. Ir šiaip pastebėjau, kad pas mus universitete yra tiesiog labai aktyvi bendruomenė. Tai yra daug studentų tikrai. Į pirmą kursą yra priimami 600 žmonių, paskui jų sumažėja, nes tiesiog žmonės nusprendžia, kad kitas studijas galbūt nori studijuoti. Tai žmonių yra daug, bet tu vis tiek maždaug matai tos pačius veidus, girdi tos pačius balsus, nes žmonės reiškiasi labai. Ir yra tikrai tokia gana glaudi bendruomenė, kas irgi tokia labai, prideda daug tikrai prie universiteto patirties. Jo, tada vėl galime eiti. Taip, ir dar šiek tiek apie savo būtent miestelį noriu papasakoti, nes labai fainas miestelis. Tai yra seniausias Nyderlandų miestas. Kiti sako, kad tai yra Maastrichtas, tai čia toks diskutuotinas klausimas, bet mes manom, kad tai yra Nijmegen. Tai taip pat yra žaliausias miestas, tai yra, kad čia yra daugiausiai gamtos, nes man irgi labai svarbu buvo, nes nežinau, yra tokie faini parkeliai, miškai, tikrai yra gamtos, kur galima išeiti, pakvėpuoti grynų orų ir pailsėti gal nuo tų mokslų visų. Ir tai taip pat yra labai alternatyvus miestas, labai toks kairiųjų pažiūrų miestas, labai tolerantiškas, labai priimantis visus. Tai tas irgi man labai svarbu buvo. Ir nors jis nėra toks didelis, minėjau, kad populiacija ten kaip Klaipėda, bet yra labai daug veiklų tikrai. Yra karnavalais vyksta kiekvieną vasarį, vyksta kermis toks dalykas, kai atvažiuoja toks atrakcionų parkas ir visi ten eina į tą atrakcionų parką, ten savaitę būna miesto centre. Yra upė, kas yra labai smagu, nes vasarą galima išsimaudyti ir paplūdimy pagulėti. Ir čia kaip tik matot nuotrauką, aš Joninės organizavau su savo draugais, tai mes Joninės šventėm prie tos upės su tam laužu ir panašiai. Tai tas labai fainai buvo. Ir dar toks yra didelis dalykas Fjärdagsė festivalis.
Jis vyksta kiekvieną vasarą ir tai yra vienas iš didžiausių festivalių visose Nyderlanduose ir suvažiuoja apie 1 milijoną lankytojų, yra apie 1000 atlikėjų, 40 skirtingų scenų po visą miestelį pastatytų. Tai net jeigu pats miestelis nėra toks didelis, tikrai veikti yra, daug yra pasirinkimo, ką galima veikti. Ir tikrai kažką gali atrasti kiekvienas, aš pasakyčiau. Aš norėčiau tavęs paklausti, ar ne, tų veiklų paminėjai, kad tikrai yra daug ir kaip pavyksta tau, sakykime, spėti viską. Ir vat klausimas prie to paties, gal dar ir dirbi, ar tik tais mokais ir vat visokios veiklos yra, ar dar ir dirbi vat šalia studijų, kaip tą studentišką darbą turi. Taip, tai gal pirmą prie to, kaip aš spėti viską. Tai aš turiu tokią gana stiprią discipliną ties mokslais, tai man būtinai kiekvieną dieną reikia nueiti į universitetą, net jeigu yra dienų, kai aš neturiu paskaitų ar seminarų, aš vis tiek einu į universitetą ir aš vis tiek skaitau kažką ar ten darau kažkokias užduotis, kurias man reikia pabaigti. Tai aš tiesiog gana gerai planuoju savo laiką ties universitetu ir tada man dažniausiai būna vakarai ar ten galbūt vėlyvos popietės laisvas. Ir tada, ten jau galima ar ten socializuotis, ar ten eiti veikti kažką, ar ten gamtoj pabūt. O dėl darbo, tai aš dirbu, yra toks Vox žurnalas universitete. Tai aš dirbu tam žurnale, aš rašau straipsnius. Neseniai tik tai pradėjau, tik tai rugsėjį. Tai dar neturiu labai daug patirties ties šitu. Bet būtent šitas darbas yra labai lankstus, nes aš turiu tą 0 valandų kontraktą lietuviškai berods, kur aš galiu dirbti kiek aš noriu per mėnesį ir visiškai nuo manęs viskas priklauso, tai aš manau, kad man gana pasisekė su šitu darbu ir jo, tai kad suspėt viską padaryti tikrai įmanoma. Tai vadinasi, jeigu turi darbą, tai turbūt ir tas paramas, ar ne, kažkokią bent dalį jų pretenduoji ir gauni. Jo, šiaip tais jo, aš kadangi neišdirbu tiek, kiek reikia per mėnesį, mano žiniomis reikia 32 valandų per mėnesį. 10 per savaitę, tai per mėnesį kažkas to. Jo, tai aš neišdirbu tiek, nes vis tiek straipsnio rašymas, nežinau, nėra, kad ten kažkokie super dideli įvykiai kiekvieną dieną vyksta, apie kuriuos mums būtinai reikia parašyti. Tai aš asmeniškai negaunu tos paramos, bet aš žinau daug žmonių, kurie dirba daugiau negu 10 valandų per savaitę ir gauna tą paramą. Ir jo, ta prasme, tikrai nėra sunku gauti ją. Supratau. Labai smagiai skamba. Aš visus irgi kitus norėčiau paraginti, jeigu turit kokių klausimų, tai rašykite į chatą, čia tą vadinamąjį, paskui viso prezentacijos metu galbūt ar gale atsakysim į tuos klausimus, kokius juos turit. Tai Roberta, ačiū tau labai, buvo tikrai įdomu, manau turėsim dar klausimų ir grįšim tada prie tavo prezentacijos vėliau. Nu ką, o dabar tada keliaujam į Belgiją. Šiuo metu per KASTU galima stoti 5 Belgijos universitetus, kurie siūlo studijas anglų kalba. Iš esmės, tai čia daug panašumų tikrai su Olandija, nes visi universitetai, su kuriais mes dirbom, yra įsikūrę būtent toj olandiškoj Belgijos dalyje, tai švietimo sistema yra panaši, tačiau studijos Belgijoje kainuoja pigiau. Studijų kaina metams yra 1116, kas daro Belgijoje dar patrauklesnė, o bakalauro studijų trukmė yra 3 metai. Deja, bet čia nėra jokių stipendijų ar tai paskolų studentiškų, tačiau dirbantys studentai moka nedidelius mokesčius, kažkur apie 2%. Tai čia toksai kaip finansinis privalumas. Tai kita mūsų webinaro dalyvė Urtė mokos būtent šioje šalyje, Belgijoje, tad perleidžiu tada žodį tau, Urtė. Taip, tikiuosi, matot, girdit. Atsiprašau, jeigu girdėsit pašalinius garsus, nes dar vis esu universitete. Tai, kaip matot, sveikinasi Urtė, kuri yra labai įvairi, sakykime taip, kadangi
Iš tikrųjų, IT sritį pasirinkau studijuoti labai netikėtai, pakalbėsiu apie tai vėliau, šiaip esu labai meniškas žmogus, tuo pačiu mylintis matematiką, tai visko būna ir čia yra nuotraukos ir einant į studijas, ir po paskaitų, po egzaminų, tarp egzaminų, tai kaip sakau, visko būna, tai sveiki, esu Urtė, studijuoju, kaip jau minėjau, Haveste, Belgijoje, gal esate girdėję miestas Briugė, jis yra labai mažas, bet labai gražus. Ir mokausi kibernetinį saugumą ir esu antrose metuose. Oi, čia bandžiau perjungti kitą skaidrę. Aha, čia dabar antras skaidrė, aš jungiu Belgiją. Belgija. Tai kaip ir sakiau, Belgija, studijuoju Briugėje ir pati šalis, nemeluosiu, mes jį vadinam netikra šalimi, nes jinai yra labai pilna visko, jinai yra labai su įdomia kultūra, kadangi ir kaip nežinau, net įvardinti Europos Sąjungos, ta sostinė vadinama kabutėse yra čia, tai turim labai skirtingų kultūrų bendrai visoje šalyje ir tai tas pats faktas, kad šalis yra suskirsta į tas 3 skirtingas dalis, labai daug duoda skirtingos kultūros, tai pats miestas Briugė yra prie pat jūros, 10 minučių su traukiniu, pavažiavus porą valandų ilgiau mes jau esam kalnuose, tas pats Briuselis irgi turi labai daug tokios ir istorinės ir modernios dalies, tai tikrai labai įdomus ir fainas miestas, o Briugė, jeigu konkrečiai apie kalbėti, tai turėjo įtakos mano studijų pasirinkimui, kadangi buvau čia prieš 2 metus ir sakiau, kad tikrai keliem metam norėsiu atvažiuoti, tai irgi labai mažas miestas, bet istorinis, įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, tai tiesiog kiekvieną dieną yra nežinau, toks džiaugsmas eiti į universitetą, nes tu negali nustoti žiūrėti ir einant viską fotografuoji, viską siunti ir kas tik atvažiuoja, niekas negali atsižiūrėti. Tai čia trumpai, kokioje vietoje aš gyvenu ir koks tas gyvenimas čia tiesiog matant, o jeigu judėtume toliau, tai būtent apie studijas kalbant, tai mama, kur aš, kaip aš sakau, nes atsidūriau Belgijoje, Briugėje labai netikėtai, tai žinoma, stojau per kastu ir kaip dauguma žmonių daro, tai dariau paskutinę minutę. Ir turėjau, jeigu neklystu, 3 ar 4 universitetus pasirinkus taikomosios matematikos būtent Olandijoje, kadangi daug metų galvojau, kad studijuosiu Olandijoje, studijuosiu matematiką ir nieko kito. Ir pildant dokumentus paskutinę dieną suvokiau, kad vieno neturiu iš mokyklos, iš gimnazijos, galvoju, turiu dar laisvų vietų pasirinkti stoti, žiūrim, ką turi. Ir matau Briugę, matau kibernetinis saugumas, kompiuterių mokslas, galvoju, ne taip toli nuo matematikos pabandom stoti. Tai įstojau visur ir buvo tokia galbūt net problema, nes galvoju, kur man čia važiuoti, ar į miestą, į kurį svajojau, ar dalyką, kurį aš svajojau. Kažkaip labai keistai nusprendžiau pasirinkti vis dėlto dėl miesto ir pati programa, apie kurią pakalbėsiu greitų metų, tai tikrai labai įdomiai atrodė, bet taip aš atsidūriau čia universitete ir čia iš karto daug nuotraukų per visas skaidres, tai čia būtent yra iš tų studijų gyvenimo ir mes su draugais po egzaminų ir mokantis virtuviai, kol kiti draugai miega ir kas per paskaitas valgo, kas ten stresuoja dėl egzaminų, tai matot ir mane geriant kavą tiesiog iš pačio arbatinuko, nes studijos yra studijos. Bet taip, judant jeigu dar toliau, tai apie patį universitetą, tai studijuoju Halas, kaip jau girdėjote, ir čia iš kastu ištraukiau, tai yra Universitetas of Applied Science ir labai turim daug, sakykime, taikomųjų dalykų, labai daug praktikos, nes pirmais metais iš viso kiekvieną dieną mes turėjom 2 paskaitas nuo 8 ryto iki pietų, o tada po pietų turėjom laboratorinius iki pat vakaro. Tai kartais grįžti namo 6 po visų darbų, nes tiesiog labai daug praktinių užduočių, kadangi mūsų pagrindinė idėja yra ryte turim teoriją, o vakare mes išmokstam ją pritaikyti. Tai irgi toksai labai įdomus universiteto, sakyčiau, konceptas ir principas, kur tu išmoks naudoti savo žiniomis ir tuo pačiu labai yra smagu dėl dėstytojų, nes tikrai čia irgi Roberta buvo užsiminus, bet man atrodo, kaip būni gimnazijai, labai gerai prisimenu, sakydavo mokytojai gimnazijos, jau kai išvažiuosit į universitetą studijuoti, tai ką čia jau jūs taip elgsitės, kaip jūs čia taip mokysitės, ką jūs čia dėstytojams sakysit, bet kai atvažiuoji ir tu pamatai iš viso turbūt Belgijoje tą kultūrą ir mentalitetas vis tiek yra skirtingai negu Lietuvoje, tai toks jausmas, lyg tie dėstytojai yra ir draugai, ir tavo palaikytojai, ir čia turėjom 2 semestre egzaminą Mario tema, tai dėstytojas ir pilnai apsirengęs atėjo ir tu tokios laisvės ir jokios baimės nėra, tai čia apie patį universitetą kalbant, o jeigu apie pačias studijas, pačią kryptį, būtent kibernetinio saugumo, tai kitoj skaidriai galite matyti būtent, iš 1 metų ištraukiau tvarkaraštį, tai labai daug skirtingų dalykų, tai čia turbūt labai šita dalis yra, kas galvoja studijuoti būtent apie kibernetinį saugumą, tai
tikrai čia yra viena geriausių programų ir labai rekomenduoju ir kaip žmogus, kuris neturintis jokio backgroundo iš IT, galiu pasakyti, kad tikrai yra įmanoma ir tai yra, net negaliu apsakyti, kaip įdomu, yra labai sunku, bet yra labai įdomu, tai ką mes ir mokėmės pirmam semestre, tai apie pačius kompiuterius, apie jų architektūrą, operacinės sistemas, turėjom programavimo pagrindų, duomenų bazės, netgi biznį turėjom kažkuriuo metu. Antram semestre turėjom dar daugiau programavimo, puslapius nulaužinėjom, man atrodo, pirmam semestre, pirmų metų, pirmame mėnesyje jau mokėmės nulaužti Facebooko simulaciją. Tai man atrodo, tai yra kažkas tokio, ko tu tikrai gyvenime nepagalvotum, kad galėtum daryti. Tai yra visko labai daug skirtingų sričių ir labai geras dalykas yra, kad būtent čia, kaip jau minėjau, per praktiką viską mokomės, bet tuo pačiu ir mes mokomės labai greitai, mes mokomės nuo nulio ir mes mokomės labai plačiai daug skirtingų dalykų. Tai kaip mums vienas dėstytojas sakė, po metų studijų mes jau galim skaitytis puslapių kūrėjais ir mes galime eiti laisvai dirbti, kadangi mes turime labai stiprius pagrindus ir labai daug žinių. Ir antrais metais dabar, ką aš mokusi, tai mes turim daug daugiau kibernetinio saugumo ir mes net teisę dabar mokomės ir tiesiog viskas labiau eina giliau ir plačiau. Tai čia turbūt tokios studijos ir irgi galim matyti šitose nuotraukose, kad vienoj turėjom paskaitą iš namų, dėstytojas savo visas kates supažindino, skaidrės visos yra su kažkokiais mymais įkeltais ir, tikrai studentiškas gyvenimas yra labai įdomus ir iš karto galiu pasakyti, kad aš visą laiką žinau, kad važiuosiu į užsienį ir aš tai visi, kas čia klausot, gimnazistai, važiuokit, bandykit, darykit, nes tai yra labai geras būdas užaugti ir pabūti, tai čia iš karto įterpiu, o čia jau turbūt baigiu apie studijas, galima įdėti toliau apie patį gyvenimą, tai integracija, tai irgi Roberta minėjo apie įvadinę savaitę, mūsų universitete jinai taip pat yra, turim ir žaidimų, ne vakaras, visą dieną vyksta ir įvairių žaidimai, ir ekskursijos, ir turai. Tai prieš metus aš dalyvavau to įvadiniai savaitėj, o šiais metais aš pati padėjau ir dariau to žaidimus ir pirmakursius priėmiau, tuo pačiu turim daug studentų renginių, bendrai pirmą mėnesį, tai ir festivaliai visokie, ir vakarai, ir filmų, žaidimų, daug visko. Susitikimai irgi organizuoja daug studentų, kurie yra vyresni patys savo iniciatyvą visokius renginukus, pasibuvimus, tai labai yra smagu. Ir tuo pačiu aš, jeigu iš universiteto pusės ką dar duoda, tai aš pati šiais metais esu, vadinasi, bari, tai kaip draugė atvažiuojantiem pirmakursiam, tai irgi yra toksai, man atrodo, labai graži iniciatyva, kur turbūt atvažiavus tau daug drąsiau ir tu turi ir palaikymą ir kažką į ką atsiremti. Tai čia būtent iš universiteto pusės, bet jeigu kalbėti apie bendrą integraciją ir į patį atvažiavimą, tai kas galvote važiuoti į užsienį, žinau, daugam būna streso, kaip čia persikelti, kaip čia atvažiuoti, tai žinokit, ten važiuoja visokių busiukų, autobusiukų, kiekvieną dieną po daug ir tikrai yra labai daug lietuvių gyvenančių užsienyje, kurie labai mielai padeda ir labai suteikia daug informacijos ir atsigabenti dalykus padeda ir panašiai. Ir bendraja prasme turbūt tiek tokio baimė, žinau, kad visą laiką yra, bet kaip irgi turbūt visiems, kas galvojate važiuoti ir tikiuosi visi išvažiuosi, tai kad suvoktumėt visi, dauguma žmonių yra tokioj pačioj pozicijoje kaip jūsų universitete, kurie atvažiavo, neturi nieko nepažįsta, bijo kalbėti angliškai, bijo prieiti prie jūsų. Tai būkit tie drąsūs, kurie prieina, kalba ir žinokit, susikursit gražiausią gyvenimą, kokį galite susikurti. Čia tiesiog nebijokit ir būkit drąsūs turbūt iš integracijos pusės ir tikrai viskas yra daug paprasčiau, negu galvojate. Ir jeigu judant toliau prie kitos dalies, aš net galvoju, tai ką veikia. Tai čia turbūt apie tą postudijinį gyvenimą, tai labai atsiprašau už garsus, turim bendrai iš mūsų universiteto, tai irgi daug visokių grupelių, mes turim kelius korpusus, mano Briugė yra nepagrindinis, tačiau mes ir pačiame mieste turime per kelias vietas išdėliotą universitetą, būtent mes mokomės prie stoties korpuse ir turime visą, nežinau kaip pavadinti, vadinasi DAG, tai yra vieta, kur jie turi beveik visiems hobiam įrankius, kur nuo 3D spausdintuvai, siuvimo mašinos, ten nežinau, piešimas, viską, ką tik sugalvosit, jie turės, tai čia yra labai smagu, bet tuo pačiu ir mes turim daug visokių grupelių ir studentų atstovybės, renginiai organizuojami, daug yra, turim visą programą, per kurią tu gali viską surasti, tai šitas yra labai smagu. Tuo pačiu yra labai daug, kaip sakau, tos tokios, užkrito žodis netgi,
laisvos veiklos, turbūt pats miestas atrodo mažas, bet tu gali rasti ir karaoke, ir pūlą, ir pliažas, kaip sakiau, šalia yra, ir visko, ko tik nori, tiesiog vėl turbūt ką iš šito aš norėjau pasakyti, tai ką veikiam, vėlgi, nes mano pagrindinis tikslas yra, kad visi išvažiuotų į užsienį bent pastudijuoti, nes ta patirtis yra labai ypatinga, bet būkit drąsūs ir susiraskit tuos draugus, nes tai yra šeima ir turbūt labai yra svarbu, apie tai pakalbėsiu daugiau, bet tai tos veiklos tikrai yra svarbu neužsidaryti ir eiti ir tikrai visko, ko tik norit, rasit aplink Belgiją, kiekviena mieste skirtingų vietų, tikrai, nors daug turim turistų, kurie yra seniorai, tai vakarais būna ramu, bet jeigu nori, tikrai galima surasti, ką veikti. Tai čia šitas. Namai namučiai. Tai čia visas nuotraukas atrinkau iš savo namų, tai galite matyti ir mokslai, ir pasibuvimai su draugais, ir kortų žaidimai, ir darbas, ir viskas. Tai iš tikrųjų čia turbūt ir apie kainą galima pakalbėti, kadangi... Čia tikrai aktuali tema visiems. Taip, kaip man atsitiko, kad aš radau nuostabią vietą, pro langą galima matyti miesto pagrindinę aikštę ir tai yra 3 minutės pėstute nuo bokšto pagrindinio. Tai kaip nutiko, kad aš atvažiavau čia anksčiau prie studijas vasarą ir su šeima, sakom, gyvenam 2 viešbučiuose, kad galėtume vaikščioti tas vietas, pasižiūrėti, gal bus kas nuomai ir tada galėsim žingsniuoti iš vieno viešbučio į kitą. Ir vieną dieną žingsniuojant mes jau buvom praėję pro daug agentūrų, yra puslapis Kotvest, kuriame galima rasti tikrai Belgijoje per kelias miestus studentam būtent apgyvendinimą. Tai ieškojom kažkaip, niekaip nesisekė, nieko neradom. Ir einant tiesiog ant lango pamatėm studentų apartamentai, sakom, paskambinam, sako, gerai, penktadienį ateikit apžiūrėjom, tą pačią minutę pasirašėm sutartį. Ir mano vieta yra viena iš didžiausių, kur aš gyvenu, iš visų studentų, tai virš 20 kvadratų, man atrodo, moku 410 eurų ir plus elektra, ir pats centras, ir nėra ko skųstis, tai tos, kur dauguma irgi žmonių prie išlaidų kainos temos labai bijo tų apgyvendinimų, tai žinau net, kas daug mažiau moka. Bet aš gyvenu, kaip minėjau, pačiam centre, mūsų universitetas yra prie stoties ir daugumoje, netgi Belgijoje yra toks labai populiarus UPKOT vadinamas, daugumai, man atrodo, šalių kotai yra populiarūs būtent studentam, tai mes turim prie universiteto ir labai daug žmonių iš kurso irgi ten gyvena, tai galiu pasakyti, kad kainuoja apie 700 eurų, galbūt šiek tiek daugiau, bet tai yra jau iš karto moderniau, jūs turite ir indaplovės, ir turite skalbimo mašinas, ir daugiau bendrų erdvių, nes bent kur aš gyvenu, tai yra grinai apartamentai, tu turi savo apartamentus su savo virtuvė, vonia ir viską, kaip savo namus, o ten yra labiau bendras dalinimosi dalykas. Tai iš tikrųjų yra tiesiog sėsti, dirbti ir ieškoti ir visą laiką rekomenduoju nuvažiuoti ir pasižiūrėti ir žymiai lengviau bus. Tai čia turbūt apie apgyvendinimo temą. O dabar klausimas dėl apgyvendinimo. Tai su kiek studentų tu ten gyveni, ta prasme, kiek ten dar bendroj toj vatarne erdvėje, sakykime, virtuvė, su kiek žmonių reikia dalintis apie tai? Tai mano visas pastatas yra 4 aukštų, po 3 kambarius. Apart 4 aukšte yra 2 kambariai, kuris yra vienas iš jų mano. Bet mes neturim bendrų virtuvių nieko, aš turiu savo ir netgi sofą, lovą, virtuvę, dušą, viskas yra, kaip sakau, atskiri namai, atrodo, tu tiesiog turi savo, kaip sakau, kai grįžtu iš Lietuvos, sakau, grįžtu namo ir netgi kai kurių kaimynų nesu sutikusi, nes taip yra viskas privačiai padaryta, kad labai, labai smagiai. Tai čia tikrai labai gera kaina, sakyčiau, visiškai savo, kaip sakant, asmeninis butukas centre, tai tikrai, manau, gera kaina. O bendra kažkokia erdvė egzistuoja, nes tos nuotraukos, tai atrodo, kad jūs ten labai taip ir bendrai to pačiu galite. Taip, ne, bendros erdvės nėra, tai vat ką ir būtent pabrėžiu, kad labai daug vietos tos ir tikrai nėra tas apgyvenimo ieškojimas toks baisus, jeigu prisėdi ir tikrai galima rasti, nes, kaip minėjau, aš moku daug mažiau, turiu daug didesnę erdvę, kur kitose vietose yra galbūt patogiau prie universiteto, bet daug mažiau, bet to pačiu turi bendras erdvės. Tai čia visą laiką turi pasverti, kas tau yra svarbiau. Ir prioritetus savo tiesiog. Gerai. O čia turbūt man svarbiausia ir minimiausia dalis, tai namai, kur širdis, tai galite matyti ir šaltibarščius, juoda duona, balsavimas, draugė iš Maroko su šakočiu, lietuviška muzika ir lietuviškų šokoladų, tai
čia turbūt aš esu labai didelė patriotė ir kad ir kaip skatinu išvažiuoti studijuoti į užsienį, skatinu ir grįžti į Lietuvą vėliau, bet ta lietuvybė niekada nesinori jos paleisti ir kurse turiu dar vieną lietuvę merginą. Žinau, ir vyresnių yra lietuvių studentų, šiais metais pirmakursių negirdėjau, bet Belgijoje yra tikrai labai didelė bendruomenė lietuvių, tai yra labai smagu. Bet jeigu kalbėti apie būtent kaip nepaleisti tos lietuvybės ir kad tikrai nebijotumėt, kad esate čia vieni, tai yra labai daug jaunimo organizacijų, būtent studentam užsienyje ir kai kurios šalys, žinau, Nyderlandai turi NLT organizacija jaunimo tikrai labai didelė ir labai smagiai vienyje studentus. Belgijoje buvo, bet nelabai aktyvi, bet dabar yra VOLS organizacija, kuri vienyje bendrai visus užsienyje studijuojančius studentus lietuvius, tai irgi labai smagu, tai to tikrai nepasileidžia ir kaip sakiau, balsavime galite matyti nuotraukų, tai irgi toks, man atrodo, labai smagus ir gražus dalykas, kur dabar per Seimo rinkimus nuvažiuoji, eilė vos nelauke stovi, visi lietuviai susirinkę, labai tikrai gražu ir tas pats lietuviškas maistas, tai čia yra, nežinau, prabanga, mes turim Briugėje vieną lenkišką parduotuvę, į kurią vis einam su visais draugais apsipirkti šaltibarščių, juodos duonos iš Lietuvos, giros yra lietuviškos, nykštukų sureliai, tai viską visą laiką renkamės ir ta lietuvybė niekada neišeina ir atrodo, kad namai tiesiog yra. Namai yra, kur tu esi. Tai turbūt apie tą lietuvybę čia tai būtų. O dar toliau turėtų būti, man atrodo, širdį per skrandį, tai čia irgi tokia maisto tema, man atrodo, irgi ir kainos prasme, ir bendrai Belgijos tema gal įdomu. Tai kainos yra gan didesnės daug, sakykime. Kai pas mane buvo atvažiavę draugų iš Lietuvos, tai sako, dabar skaičiuosim viską duonos kepalais, kadangi daug brangiau negu Lietuvoje ir tikrai įsileidžia tų pinigų, tačiau galima ir pavažiuoti už miesto toliau ir visi Lidlai, Alčiai čia yra ir tikrai galima pragyventi gan ramiai. Bet ką norėjau dar pasakyti, belgiškas maistas, tai labai yra įdomu, kadangi, kaip jau minėjau, mes vadinam Belgiją netikra šalimi, tai tas ir toks maistas atrodo nežinai, ar čia iš tikrųjų Belgijos ar ne Belgijos, nes tos pačios bulvytės, tai čia yra nuostabiausias, mylimiausias maistas su draugais išėjus į miestą, kadangi jos yra visur. Tačiau, kaip ir sako kai kurie, kad jos yra prancūziškos. Tada turi vafliai, kur irgi, ar jie tikrai yra belgiški, ar vėlgi prancūziški, šokoladas vėlgi, ar čia belgiškas, ar koksai, tai niekada nežinai, bet jeigu atvažiuosi, tai žinokit, kad pagrinde maitysitės vafliais ir bulvytėm, tai būkit irgi tam pasiruošę, bet šitas turbūt toks smagesnis dalykas ir iš tikrųjų čia galime matyti ir Velykas, mes su draugai švenčiam ir šaltibarščius gaminam ir per paskaitas esu išbėgus iš vyresnio lietuvio atnešė juodos duonos, tai tikrai galima pragyventi ir bendrai gal jeigu jau užsiminiau apie tą pinigus, tai irgi buvo kalbama, aš neturiu, man atrodo, tam skaidrės apie darbą, tai aš pati nedirbu, mums pirmom dienom jau atvažiavus universitetą, dar prieš atvažiuojant mums sakė, net nebandykit ieškoti darbo, nes tikrai neįveiksit. Tai aš bijau ieškoti ir neieškau net ir kadangi nemoku planuotis laiko, tai biškai ir nespėčiau. Tačiau turiu kursiokų, kas moka planuoti laiką ir dirba netgi per 2 darbus. Tai tikrai, jeigu turit noro, galima įveikti ir jeigu turėsit gerą discipliną, tai tikrai ir tos studijos nebus baisios. Ir darbą tikrai galėsi dirbti ir išgyventi laisvai. Tai čia apie šitą dar. O daug širdžių, tai čia yra apie draugus turbūt, nes man išvažiavus tikrai nesitikėjau, kaip aišku išvažiuoji, nežinai ko tikėtis, nežinai ko laukti, bet kaip jau minėjau, visi atvažiuoja neturėdami nieko ir dauguma žmonių ir visi bijo ir visi nežino, kas čia bus, bet tiesiog dėl to tai labai greit susivienė ir šiais metais aš, kaip minėjau, priėmiau pirmakursius ir su keliais žmonėmis iš viso tu pakalbi vieną kartą ir atrodo viskas. Jūs esate draugai visam gyvenimui, nes tu supranti, kad jie čia nieko neturi ir tu esi jum ramstis ir paskui vėliau jie tampa tavo ramsčiu ir kai daug yra studijų ir kurios nėra lengvos, tai tikrai reikia to palaikymo. Tai vėl čia turbūt apie tą atvirumą ir
sakau, išvažiavę jūs susikursit naują bendrai šeimą kabutėse, nes tai bus jūsų draugai, bet ir tos bendrai daug labai kultūros gaunate skirtingos, kadangi tarptautiniai universitetai anglų kalba, vėlgi nebijokit, nes mes turėjom netgi dėstytojų, kurie gan sunkiai kalbėjo angliškai, yra studentų, kurie prieš metus prisimenu atvažiavo, negalėjai suprasti, dabar laisvai kalba, tai tiesiog turėtumėt praktikos ir pradėtumėt žymiai laisviau kalbėti. Tai tiesiog nebijokit ir būkit atviri ir važiuokit ir susiraskit tų draugų ir, kaip sakau, tas šeimas kurkitės ir atsiprašau. Ir labai bus smagu. Gerai. Toliau, sekantis skaidrė. Taip, tai aš galvat, kol Urtė vandens atsigers, jeigu ką, aš galiu atsakyti, čia matau tų klausimų, prikrito kelis ar ne, čia matau labiau gal Urtė, kai kažkas bus Robertai. Bet matau, pirmas klausimas yra dėl mokymosi nuotoliniu būdu, kokios yra galimybės. Tai iš tikrųjų, žinokite, yra galimybių, bet jų nėra, sakykime, tiek gal daug. Yra keletą programų, jas galite atrasti ir magistro, ir bakalauro, jas galite atrasti kastu.lt mūsų, žodžiu, šitoj sistemoje paieškos, tai galite pasižiūrėti, ką turim. Arba parašykit mums, parodysim, atsiųsim, jeigu nepavyksta atrasti. Tai turite, kai būsi pasiruošus grįžti, sakyk. Taip, labai atsiprašau, čia taip užsiminėjau. Bet čia jau paskutinė skaidrė, tai tiesiog apie tą bus visko, kas turbūt man buvo didžiausias šokas, kur aš važiuoju ir vėlgi nežinai, ko tikėtis. Ir būna dienų, kai ateini į universitetą ir atrodo viskas, mesiu studijas, nieko nebenoriu ir kas čia per nesąmonę, kodėl pasirinkau. Bet paskui pakalbėjau su visais studentais, ne tik savo kurse, bendrai turiu lietuvių, kas studijuoja užsienyje. Visiems yra sunku. Kartais būna lengva labai gera, kartais būna labai sunku. Turi būti pasiruošęs viskam, būsit ir pavargę, būsit ir nuliūdę, būsit laimingi, išprotėję. Visko bus. Taip, tai galiu pritarti ir aš dėl to, kad visko bus, tai čia faktas yra ir pačiai yra tekę, kaip sakant, prie to pabūti. Tai kartais ir tų sunkių momentų ir lengvų, bet manau, nuo to labiausiai, kaip sakant, ir augam, užaugam, išeinam, kaip daug kas sako, ar ne populiaru sakyti, iš tos komforto zonos, tai svarbiausia pabandyti ir nebijoti. Tai Urte, ačiū tau dabar tam kartui, manau, paskui grįšim prie klausimų, aš tada tiesiog su prezentacija apie kitas šalis trumpai dar papasakosiu, paskui būtinai grįšim prie visų likusių klausimų, tiek Urtei, tiek Robertai. Taip, tai toliau keliamės ar ne į Skandinaviją, konkrečiau į Daniją. Studijos Danijoje yra nemokamos visiems ES piliečiams, plus tie, kurie dirba bent 10-12 valandų per savaitę, studentai, žodžiu, gali gauti stipendiją, kuri yra 900 su virš eurų mėnesiui. Čia matau sena kaina net naujinta, bet jau šiais metais virš 900 eurų. Tai Danijoje yra dviejų skirtingų tipų universitetai ir koledžai, tai ir studijų trukmė skirtingai yra. Deja, šiuo metu Danijoje yra tokia situacija, kad plataus programų pasirinkimo nėra, bet yra vis tiek kokybiškos ir perspektyvios IT ir inžinerinės programos ir jų tikrai galima rasti. Tai čia tuos, kurios domina, ar ne, šitas rytas. Taip, tada taip pat per kastu galima stoti į Suomiją ir Švediją. Čia kaip ir Danijoje studijos taip pat yra nemokamos ir egzistuoja grąžinama ir negrąžinama paramos dalis tiek vienoje, tiek kitoje šalyje, žodžiu, kuriomis galima pasinaudoti ir pagrinde dirbantys studentai turėtų gauti tas paramas, ar ne. Tai, žodžiu, bent 10 valandų per savaitę irgi reikia išdirbti. Tai Suomijoje ta parama, jeigu grąžinama ar negrąžinama, apie 1000 eurų, Švedijoje apie 950 eurų. Taip, na ir dar trumpai, tai mes dirbame dar ir su Vokietija ir Ispanija. Studijos Vokietijoje yra vokiečių kalba, o Ispanijoje ispanų kalba. Tai Vokietijoje studijos yra nemokamos, o Ispanijoje iš esmės kainuoja nuo 8 iki 2500 eurų per metus. Tai čia priklauso ta kaina nuo regiono, nuo universiteto, kurį pasirinksit. Bet kadangi Lietuvoje mokiniai retai kada turi aukštą vokiečių ar ispanų kalbos lygį, mes visų pirma siūlome įstoti į University Pathway programas, kurių tikslas yra išmokyti vokiečių arba ispanų kalbos.
ir kaip įmanoma labiau integruoti žmogų į tą vietinį gyvenimo būdą. O po šios programos kalbų mokykloje yra galimybė įstoti į bet kurį Vokietijos, Ispanijos universitetą. Tačiau reikėtų turėti omeny, kad tos PEFI programos yra mokamos, kaina ir trukmė šitų mokslų priklauso nuo dabartinio lygio kalbos, kokį turit, vokiečių arba ispanų. Taip, tada vienas iš dalykų, kurį labai norėčiau paminėti, tai yra, kad kitą savaitę, lapkričio 13-14 dienomis, mes organizuojam nemokamą online renginį, kurio metu visi užsiregistravę turės progą 20 minučių asmeniškai pabendrauti su universiteto atstovais ir užduoti klausimus individualaus pokalbio metu. Tai žodžiu apie universitetą, apie šalį, ir žodžiu visi klausimai, kurie yra aktualūs, juos bus galima paklausti gyvai tų žmonių, kurie ten vietoje būna, ar ne, atstovai, galbūt studentai universiteto, tai kviečiu nepraleisti tokios progos ir užsiregistruoti, kol dar nevėlu, nes renginys jau kitą savaitę. Taip. Na, o kalbant apie visą tą stojimo procesą, sakykime, tai visų pirma, reikėtų išsirinkti studijų programą ir universitetą. Mūsų turimas ar ne studijų programas visas galite matyti studijų paieškos sistemoje, kurią rasite www.kastu.lt. Ten galėsite filtruoti pagal programas, pagal šalis ir matyti, kokiuose universitetuose kokios programos yra. Jeigu dar nežinote, ar ne, kokias sritis domina, tai rekomenduojam kreiptis į Kastų karjeros centrą ir pasikalbėti su karjeros konsultantais, kurie galės tiesiog, sakykime, išgryninti ir ką ir kur studijuoti reikėtų. Antras žingsnis būtų išsirinkus studijų programą, tiesiog stojimo anketą pildyti, ją galima irgi rasti mūsų svetainėje. Užsiregistruoti, užpildyti anketą, prisegat dokumentus, išsiunčiat iki tam tikro termino ir viskas. Terminai yra šiaip skirtingi, priklauso nuo šalies, iki kovo 1 dienos į Daniją, iki balandžio 1 dienos Nyderlandai, Belgija. Bet visus tuos, sakykime, tikslius terminus tikrai galite pas mus svetainėje taip pat atrasti studijų paieškos sistemoje. Na, o trečias, išsiuntus savo stojimo anketą, bereikės patvirtinti savo anglų kalbos žinias, kad parodytų universitetui, jog sugebėsit studijuoti anglų kalbą, ir tam yra 3 būdai. Tai pats paprasčiausias tikrai yra tiesiog išlaikyti anglų kalbos valstybinį egzaminą, ar ne, ir mokytis anglų kalbą B2 lygiu mokykloje. Ir nėra skirtumo, iš tikrųjų, kokį tą balą gausit iš to valstybinio anglų egzamino, svarbiausia yra išlaikyti. Kitas būdas yra išlaikyti nemokamą Oxford testą, kurį organizuoja Kastu. Ir trečias būdas yra IELTS, TOEFL arba Duolingo testas, kurį galima išsilaikyti. Tai šiaip lentelė ir visa informacija, kokie universitetai kokią anglų kalbos testą pripažįsta, irgi galėsite rasti tinklapyje. Na, o kalbant, tarkim, apie stojimą į Vokietiją ir Ispaniją, tai reikia atlikti nemokamą kalbos lygio nustatymo testą, po kurio bus tiksliai aišku ir mums, ir kalbų mokyklai, ir jums, kiek mėnesių reikės mokytis kalbos, ar ne, ir kiek tai kainuos. Kadangi stojimas vyksta jums dar būnant 12 klasiai, tai reiškia, kad atsakymą, ar įstojate, dažniausiai gausit jūs prieš laikant dar visus egzaminus. O tai tikrai padės, sakyčiau, gal šiek tiek ir atsipalaiduoti tuos egzaminus laikant, ar ne, nestresuoti taip stipriai, nes žinosit, kad jau esate įstoję ir lieka išlaikyti tuos pagrindinius egzaminus tam, kad baigti mokyklą. Taip, o toliau išsiunčiat anketą, laukiat atsakymo, ar ne. Šitas atsakymas, kaip ir minėjau, pakankamai greit, ar ne, tiesiog iš Belgijos šiaip ir Nyderlandų per keletą savaičių, tai netgi dabar, jeigu pateikėte, ar ne, sakykime, savo stojimo anketą, būdami 12 klasiai šiuo metu, tai gaunat atsakymą pakankamai greit per kelias savaitės. Čia nuo šalies priklauso. Iš Danijos iš esmės ilgiau užtrunka iki Liepos mėnesio, tai čia truputėlį labiau ilgiau reikia palaukti. Bet gavus atsakymą galėsit pradėti ieškoti, kur gyventi, ar ne, ir ruoštis tam tokiam nuotykiui didžiausiam gyvenimo, kaip merginos, kad sako, studijoms užsienyje. Taip, tai turbūt, kam nors tikrai, manau, kyla klausimas, kodėl Kastu, ir galiu pasakyti, kad mes iš tikrųjų stengiamės, kad viskas būtų kuo paprasčiau, sklandžiau, kad nereikėtų patiems jums klaidžioti ratais, kvadratais ir gaišti savo daug laiko, aiškinantis, kur ir kada čia reikėtų stoti.
Tai čia toks pagrindinis turbūt, ar ne, dalykas. Na ir aišku, kadangi esam vis tiek savo srities profesionalai, dirbam daug metų, turim 96% įstojimo garantiją. Iš esmės mes specializuojamės būtent į studijas užsienyje ir nesiūlom jokių kitokių paslaugų. Svarbu yra paminėti irgi, kad visos pagrindinės mūsų paslaugos yra nemokamos. Mes konsultuojam nemokamai, stojimo procesą organizuojam nemokamai. Reikia sumokėti tik įstojimo mokestį. Tas įstojimo mokestis nėra didelis, 129 eurai. Ir jį reikia mokėti tik tada, kai gaunate bent pirmą priėmimo laišką į universitetą. O visos kitos paslaugos yra nemokamos. Tai jeigu palygintumėm kastų siūlomas paslaugas ir kitų įmonių kainas, ar ne, tai matytumėm, kad stojimas į užsienį per kastų jums bus bent 4 kartus pigiau. O taip yra todėl, nes kastų remia ir veiklą finansuoja, ES institucijos. O čia matot kastų konsultanto Vytauto ir mano kontaktus. Mes šiaip visada stengiamės atsakyti jūsų visus klausimus, pažvelgti kiekvieną situaciją individualiai, tad gali tikrai drąsiai į mus kreiptis, registruotis į nemokamą konsultaciją. Na ir konsultacijos metu pasikalbėsim ir pažiūrėsim, kuo galim jums padėti ir kaip įgyvendinti tas jūsų svajonės. Tai ačiū Jums už dėmesį, už klausimą. Dabar norėčiau tada pakviesti Urtę ir Robertą sugrįžti. Turim klausimų, mačiau. Galim pradėti atsakinėti juos. Taip, čia į tą vieną klausimą dėl nuotolinių studijų atsakiau. Benas klausė, sveiki, ar nėra komplikuota susirasti gyvenamąją vietą? Ačiū. Tai čia gal Roberta trumpai ir Urtė trumpai pakomentuokit, kiek reikėtų. Taip, tai bent jau Nyderlanduose tikrai yra ta apgyvendinimo krizė vadinama. Tai yra komplikuota susirasti apgyvendinimo vietą. Man šiek tiek pasisekė, nes kai aš dar stojau, ta krizė nebuvo tokia bloga, tai man universitetas suteikė apgyvendinimą ir ten jis buvo beveik garantuotas. Dabar universitetas tikrai negali garantuoti apgyvendinimo, tai tikrai reikia ieškotis pačiam ir tikrai nėra lengva, nes irgi dauguma žmonių nori, kad vis tiek Olandai gyventų arba nori, kad ten vyresni negu 20 metų gyventų ten pas juos toj nuosavybei. Tai reikia pradėti ieškotis labai anksti. Ta prasme, aš atsimenu, aš tuo metu dar nežinau, kad man sutiks universitetas, tai aš irgi bandžiau pati iš pradžių ieškotis, tai aš pradėjau gal kovą ar balandį ieškotis, kai mokslai tik rugsėjį prasideda. Bet iš tikrųjų, jeigu pradedat anksti ir jeigu turit išsiieškoję tos visus internetinius puslapius, tai tikrai daugumai žmonių pasiseka susirasti apgyvendinimą. Esu girdėjus, kur ne visiems pasiseka, bet daugumai pasiseka. Tiesiog reikia įdėti labai daug darbo ir kantrybės ir nepasiduoti ir dirbti ties to. Tai, jo. Tai aš greitai galiu tik dadėti, skirtingai Belgijoje, Brugės mieste, tai tikrai nėra problemos. Žinau, Gentas tai yra netoli dalis miestas, ten daugiau studentų, didesnė problema, bet turime labai daug, kaip pasakyti, pastatų būtent skirtų studentam, kur daug studentų gyvena tik tai tikrai apie problemas kažkokios negirdėjau. Yra ir puslapiai, kurie padeda ir pats universitetas labai noriai tiesiog padeda, ne tai, kad jie turi, bet tiesiog ieškotis apgyvenimo tikrai bent Brugėje nėra sunku. Tai aš irgi turbūt pridėsiu šiek tiek, kad labai teisingai sako Roberta, ar ne, dėl Nyderlandų yra gal kiek sudėtingiau, bet svarbiausia yra pradėti kuo anksčiau ieškoti, suprasti tai, kad Lietuvoje ar ne, mes galim susirasti per mėnesį, kur gyventi gal, nes viskas čia sava žinoma ir paprasta, o ten yra daug žmonių, daug studentų, tai tiesiog kuo anksčiau pradėti paieškas ir pasižiūrėti, su kokiom galbūt apgyvendinimo agentūrom dirba universitetas, ar ne, į kurį stojat. Taip, tada matau klausimą Urtei. Girdėjau, Belgijoje labai dažnai lyja ir šiaip neįtin malonus orai. Tai kaip ten? Tai taip, lietaus tikrai turim daug ir labai dažnai būna nemalonu vaikščioti, bet tuo pačiu turim ir labai dažnai gerą orą.
vieną dieną būna 20 laipsnių, kitą dieną 5 laipsniai ir pilna lietaus, tai niekada negali būti pasiruošęs, bet kažkaip įpranti prie to būdo, iš vakaro pasižiūri, kokia bus ta temperatūra, susiruošia, apsirengi, tikrai nėra jokios problemos ir labai greitai galima priprasti. Žiemą turėjom tik vieną dieną, kada snigo, tai biškai liūdniau gal, bet tikrai orai nėra tokie gražus kaip Lietuvoje, bet priprasti galima. Taip, tada dar tas pats žmogus klausia irgi tavęs Urte, ar ne per mažai dirbti 600 valandų dėl mažesnių mokesčių? Kokia maždaug alga tuomet gaunasi? Ar čia gali kažkiek pakomentuoti? Nelabai, kadangi... Nelabai, ne? Aha. O tu pati palauk, sakai, Aš dirbu. Nedirbi. Mhm. Jo, tai iš esmės čia yra 600 valandų, daugmaž taip yra suskaičiuota per metus, tai iš esmės, kažin ar daugiau ir pavyks labai dirbti, nes vis tiek ir studijos reikalauja daug laiko, tai manau, kad pakankama tikrai yra, galbūt galima bandyti vasarą daugiau pasidarbuoti, kuomet studijų nėra, o dėl to, kokia alga gaunasi, ten irgi būtų galima pasiskaičiuoti, mes turim lenteles, tai gali paieškoti mūsų puslapį, finansų skiltį arba parašyti man, aš tau ir taip, dar klausimas. Irgi trečia dalis, ar ne, kadangi Belgijoje yra ir olandų, ir prancūzų, ir vokiečių kalbos, ar ne per daug viskas maišosi, kai tu, tarkim, pradžioji tik anglų moki? Tikrai ne, kadangi, kaip minėjau, ir Europos Sąjunga turbūt turi labai daug čia įtakos, kadangi tada laisvai galima kalbėti angliškai, nes iš visų šalių atvažiuoja žmonės, tai nesijaučia jokios problemos. Tuo pačiu tos dalys jos yra labai aiškiai atskirtos, kur tu kalbėsi prancūziškai, kur olandiškai, kur vokiškai. Tai, kaip sako, tarkim, belgiška, olandiškai kalbanti dalis kalba prancūziškai, bet prancūziškai kalbanti nekalba olandiškai. Tai vis tiek tas mentalitetas yra tus kitus šalių. Tai galbūt tas, bet man atrodo, tai yra labai gražu. Visi kalba laisvai angliškai ir tuo pačiu labai daug turistų miestų mes čia turime. Tai irgi labai laisvai anglų kalba mokoma ir dauguma žmonių net nepradeda mokytis nei olandų, nei prancūzų kalbos ir gyvena mokėdami tik anglų. Mhm. Ir ketvirtas klausimas, ta Urte, tai būtų, kiek maždaug kainuoja nuomotis butą vieno dviejų kambarių, kaip suprantu, jei planuotum gyventi ne bendrabutę. Tai jei, aišku, teko su tuo susidurti. Taip, aš pati ieškausi, prisimenu, tai buvau 2 kambarių, man atrodo, 800-900 galima rasti, jau visas kotedžas, netgi 3 kambarių 1200, tai... Man atrodo, apie 8-900 buvo prieš 2 metus. Jo, bet kaip tu pasakoji, ar ne, kad ir tavo tas toksai butas gaunasi tikrai 400, ar ne, vieno kambario, bet su viskuo. Tai manau tikrai labai geras variantas kaip studentui. Taip, tai Saulė klausė, sveiki, norint stoti į studijas susijusius su medicina. Šios šalis reikalauja 11-12 klasėje būti išlaikius biologijos ir chemijos egzaminus. Tai iš tikrųjų labai priklauso, Saulė, nuo universiteto, nuo tų reikalavimų, bet dažniausiai universitetai nereikalauja specifinių kažkokių egzaminų, galbūt labiau, kad tu mokytumės apskritai, ar ne, kaip pavyzdys fizika, tiksliau chemija, ar tai biologija mokykloje. Bet visus tuos konkrečius reikalavimus gali atrasti svetainėje pas mus. Taip, tada Agnieška klausė, sveiki, kaip sunku yra susirasti darbą studentui užsienyje, kaip jį ieškotis? Tai čia turbūt Roberta galėtų papasakoti, gal šiek tiek, ar ne, kaip tu, pavyzdžiui, dirbi susiradus darbą. Taip, tai man irgi šitas rytimi šiek tiek pasisekė, nes su manim susisekė tas žurnalas, kur norėjo ją priimti, tai ne man iš tikrųjų teko ieškoti, bet beveik visi mano draugai dirba ir negaliu sakyti, kad imsit ir susirasti darbą per savaitę, jeigu dabar nusprendėt, kad darbo reikia. Reikia tikrai gana daug aplikuoti, bet irgi nepažįstu ne vieno žmogaus, kuris nori darbo ir jau daug mėnesių stengiasi gauti jį ir negavo jo. Tai reikia tiesiog ieškotis visų tų skelbimų, galbūt eiti ten per pažintis irgi gana, manau, geras būdas yra susirasti darbą. Ir irgi labai priklauso nuo srities, nes kai kur visiškai nereikia olandų kalbos, jeigu ten, pavyzdžiui, kokie yra tie maisto išvežinėtojai ar kurjeriai, tai ten, bet kas gali dirbti ir jie tikrai, žinau, visus priima. Jeigu norit ten kokiam restorane dirbti, tada jau reikia žiūrėti pagal restoraną, kai kur reikia olandų kalbos, kai kur nereikia. Ta prasme, tikrai yra galimybių susirasti tą darbą, tik labai individualiai priklauso nuo srities ir nuo kokio tipo jūs to darbo norit. Supratau.
Jo, nes čia ir kitas klausimas irgi buvo dėl to, kad jų kalba, jeigu nešneki ar ne vietinė, kaip galima susirasti darbą, tai čia, manau, taip nuo darbo vietos labai priklausys ir įvairiai. Aišku, mokėta vietinė kalba bent kažkiek visada yra didžiulis privalumas, manau, bet kur. Taip, matau, dar kažkas klausė, Urte, kokia kaina tavo studijų? Tai aš pirmais metais mokėjau 1000 apie 200, šiais metais išeina 1060 keli eurai, bet čia toks įdomus faktas, jeigu nesate Europos Sąjungoje, tai kainuos apie 8000. Tai čia irgi, man atrodo, labai puikiai galimybė pigiau gauti studijas. Taip, Europos Sąjungos piliečiams gerokai pigesnės studijos. Kai jau išsirinkai, kur studijuoti, kaip suplanuoti kelionę, nakvynę, pragyvenimą. Tai čia galbūt irgi abi trumpai pakomentuokit, kaip jums buvo. Kelionė, nakvynė ir pragyvenimas. Tai kai aš išsirinkau, kur studijuoti, tai aš iš karto pradėjau ieškoti, kur gyventi, nes, kaip jau minėjau, labai anksti reikia pradėti ieškoti tos gyvenamosios vietos. Tai čia irgi yra visokie, irgi, kaip jau minėjau, anksčiau internetiniai puslapiai, galbūt per pažintas Facebooko grupės irgi gana daug žmonių susiranda per jas apgyvendinimą. Ir tada jau, kai garantuoja apgyvendinimą, tai ir nakvynę tada garantuoti, jeigu turi vietą, kur gyventi. O pati kelionė tai labai priklauso nuo jūsų. Aš asmeniškai lėktuvus skridau, manau, daugumą žmonių. Nežinau, ar girdit mane, man atrodo, mano ausinės. Girdim. Gerai. Tai dauguma žmonių skrenda lėktuvu, bet taip pat, kaip ir Urtė minėjo, yra ten autobusai visokie. Tai čia toks tikrai lengvai išsprendžiamas dalykas, gal taip pavardinčiau. Urte, ar tu girdi mus? Nes atrodo, kad užstrigus lygtais esi. Gal vėliau tada žiūrėkim. Jo, tai kitas klausimas, kurį matau, ar ne, tai yra, sveiki, ką daryti, jei stojimo anketą reikia užpildyti iki balandžio 1, tačiau anglų kalbos valstybinį egzaminą laikysiu tik birželio mėnesį. Ar tokiu atveju reikia laukti žiemos stojimo? Tai tikrai ne. Nereikia laukti žiemos stojimo. Visas procesas ar ne vyksta taip, kad jūs pateikėt būdami dar 12 klasėje stojimo anketą ir jūs kaip ir įsipareigojot, ar ne, tą anglų egzaminą išlaikyti. Ir realiai jūs sąlyginai priima, sakykim, kad ir dabar jau tikrai turim tokių žmonių, kurie jau dabar yra 12 klasė ir yra įstoję ir pradės studijas rudenį. Tai jie tiesiog gavo sąlyginį priėmimo laišką, kuriame sako, sveikinam, tu įstojai, mums atitinka, tinki. Ir tau yra 2 reikalavimai. Tai, kad tu apskritai pabaigtum mokyklą, pateiktum brandos atestatą ir ten matytumėm, kad tu išlaikei anglų kalbos egzaminą. Viskas. Tai tu stoji dar neturėdamas to anglų kalbos egzamino, vėliau pateiki. Taip, tada Kamilė klausia, ar vienas iš stojimo etapų yra interviu Radboud universitete? Jei taip, ko tikėtis, kaip pasiruošti interviu? Taip, tai interviu nėra pas mus universitete. Tas visas irgi stojimo etapas šiek tiek skiriasi būtent psichologijoje, nes į psichologiją, kadangi yra labai daug norinčių žmonių studijuoti psichologiją, yra ribojamas studentų kiekis, tai irgi ten reikia praeiti egzaminą iš psichologijos, kurie nusiunčia tau medžiagą ir tada tu mokaisi tą medžiagą iš psichologinę medžiagą ir tada jie turi egzaminą parašyti ir tada jie ten paskirsto, tau duoda numerį, kaip gerai tu atlikai tą egzaminą ir tada pagal tą numerį tu arba patenki arba ne. Bet čia yra, jeigu neklystu, tik psichologija ir medicina. O kitos studijų kryptis, tai tiesiog nusiunti tuos dokumentus ir jokio interviu nereikia, tikrai gana lengvas tas stojimo procesas. Taip, tada matau klausimas, įdomumo dėlei klausimas, ar dažnai pasitaiko jau vyresnių žmonių nuo 26-27 metų pretenduojančių į magistro studijas užsienyje. Taip, čia iš tikrųjų labai netgi, manau, tas amžius toksai pats tas galbūt magistrui, nes tikrai būna magistro programų tokių, kur nori universitetas matyti ne tik, kad tu baigiai bakalauro studijas, bet dar ir turi, tarkim, 2 metų darbinės patirties toje srityje. Tai čia daugmaž net ir tas amžius toksai išeina. Tai amžius tikrai nėra riba.
Aš pati prisimenu, kai studijavau, tikrai turėjau kursiokų vieną kitą, aišku, didžioji dalis jauni po mokyklos, bet netgi tokių, kurie ten vidutinio amžiaus, ar ne, 50, virš 50, 60 metų, tai manau, merginos irgi turbūt esate susidūrusios, mačiusios tokio vyresnio amžiaus jau gerokai studentų, ar ne, kur atrodo, toks netipinis studento amžius. Ir visi tikrai priema. Taip, aš gal tik trumpai noriu dar pakomentuoti tai šitą, nes aš atsimenu, man pačiai buvo labai įdomu. Apie bakalauro studijas kalbant, aš buvau vos ne viena iš jauniausių studenčių. Aš stojau, man buvo 18 metų ir aš sakyt, mano vidurkis draugų amžiaus buvo 20-21, kažkas tokio. Ir irgi bakalauro studijuojančių žmonių yra, aš pažįstu tikrai ne vieną ir ne du, kuriem yra apie 30 ar 35. Tai manau, su magistru tai visiškai ne problema tas amžius, tuo labiau. Jo, amžius tai tikrai nekliūtis. Taip, ar rekomenduotumėte gap year? Gal norit kurį nors atsakyti? Purto gal. Aš asmeniškai neėmiau gap year, visada galvojau, kad imsiu ir neėmiau ir buvo labai paprasta priežastis, kodėl neėmiau, nes kai aš stojau, man reikėjo IELTS būti išsilaikęs ir jeigu aš būčiau pasiėmus gap year, mano IELTS nebebūtų galiojęs ir tada aš tiesiog, man iš naujo reikėjo IELTS laikyti ir galvoju, nelabai noriu, tai neimsiu gap year, bet šiaip nežinau, neturiu patirties tai šitą. Aš turbūt ir aš pati neturiu patirties, bet esu labai daug girdėjusi, kadangi tikrai nemažai draugų turėjau, kas norėjo imti gap yearus ar kas pasiėmė. Tai turbūt labai priklauso, ką jūs veiksit ir dėl ko jūs įimat, nes tikrai gali būti skirtingų priežasčių. Bet jeigu dėl to, nes nežino, dar bijo, tai tikrai ne, nes, kaip sakau, jau geriau išvažiuoti kažkur ir metam pasimokyti, arba kai Belgijoje dauguma studijų yra 3 metai, tai atrodo, nuvažiuosi, tai tu vis tiek sutaupysi to laiko ir bent kažką pabandytis. Ir tikrai dauguma žmonių, kurie pasiema gap yearus, ne vieną istoriją esu girdėjus, kurie galvoja, oi, galiu užsidirbti paskui ir be bakalauro, ir be jokių diplomų, ir praeina 10 metų ir supranti, kad vis dėlto reikėjo pasimokyti ir kad galėtum gyvenime daugiau nuveikti. Tai tiesiog pabandykit ir geriau tada mesti po tų 1 metų, negu tiesiog prasidėti ir viskas. Čia mano nuomonė. Taip, kitas klausimas. Esu labai patriotiškas žmogus ir kol kas atrodo, kad būtų labai sunku palikti Lietuvą. Kaip su tuo sekėsi kovoti jums? Taip, tai man asmeniškai aš tapau žymiai labiau patriotą išvažiavus iš Lietuvos. Man Lietuva, aš iš Vilniaus, tai man Vilnius ypač labai visada patiko, taip, bet tik išvažiavus aš supratau iš tikrųjų, ant kiek jis man patiko ir aš tikrai dalinuosi savo kultūrą čia su savo draugais, kas, manau, gana padeda, nes mes ten ir šaltibarščius gaminame, ir aš ten minėjau, kad joninės šventėm ir užgavėnės, per užgavėnės ten blynus kepėm ir ten sėdėjom kartu prie stalo. Tai kartais tikrai yra tas ilgesys Lietuvos, bet ta galimybė pasidalinti savo kultūrą su kitais žmonėm, kurie visiškai nežino, kas čia per užgavėnes, kas čia per joninės. Ir tada matyti tą džiaugsmą juose, kaip jiems patinka, kaip jiems įdomu, tai bent jau man labai labai daug duoda. Tai jo. Aš galiu tik pritarti Robertai, nes irgi man ta gražiausia dalis išvažiuoja į užsienį ir tada pradedi pasakoti apie Lietuvą. Prisimenu, pirmom savaitėm, kai klausdavo, tai jūs kalbat rusiškai, tai jūs čia dalis Rusijos, tai tu iš karto jau kovoji už tą savo šalį, už tą pilietybę ir atrodo visi draugai, su kuriais susipažįsti, tu iš karto pradedi nuo savo istorijos Lietuvos, ne nuo savęs, bet nuo pačios Lietuvos ir kodėl tu, ką ten veikiai, kaip tu darai, kaip pati šalis kovojo ir dabar pati grįžau prieš savaitę iš Lietuvos, tai prisiveržiau visą krepšį tiesiog lietuviškų saldainių, maisto, užkandžių, lauktuvių, pakabukų, raktų ir tu žiūri į tuos savo draugus, tai su tais lietuvių pakabukais ir tiesiog yra sunku, tikrai nėra lengva paleisti viską ir atrodo, iš tikrųjų galbūt net nepaleisti, nes tu vis tiek esi lietuvis, tas pasas niekur nedingsta ir sakau, turbūt ta bendruomenė, kurią susikuri, tikrai tu suvoki, kad tu grįžti tą Lietuvą, jinai egzistuoja ir bet kada gali grįžti, tai tiesiog nėra to tokio ilgesio, kaip tu galvoji. Aišku, sunkiausia būna, kai grįžti į Lietuvą ir tada jau reikia išvažiuoti turbūt. Bet kol tu būni užsienyje, tu suvoki vis tiek. Ta Lietuva yra, LRT puslapis yra online, viską pasiskaitai, viskas gerai. Tai va, ir dar plus toks kaip ambasadorius gali būti, sakant, išvykęs į kitą šalį, savo šalies.
Taip, kiek maždaug valandų per dieną savaitę reikia mokyti studijuojant psichologiją? Taip, tai tų kontaktinių valandų, tai yra paskaitos ir seminarai, jų nėra tiek daug. Dažniausiai yra gal 2, nu tai viena paskaita, vienas seminaras per dieną ir dažnai būna, kad visą, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, ten pirmadienį yra ten paskaita, antradienį kokia paskaita seminaras ir ten trečiadienį iš viso nereikia universitetą. Tai tikrai yra laisvas tas grafikas, aš sakyčiau, tų kontaktinių valandų per savaitę yra gal 8, kažkas tokio. Bet tai nereiškia, kad yra tos kontaktinės valandos ir tada viskas, tu esi laisvas. Ne, tau vis tiek reikia individualiai mokytis. Tai čia irgi labai, labai priklauso nuo žmogaus. Man asmeniškai, aš per dieną mokausi neskaitant tų kontaktinių valandų, aš mokausi kokias 2-3 valandas kažkas tokio, bet irgi aš nueinu į universitetą nuo kokių 10 ir aš sėdžiu ten iki kokių 4 ar 5, nes tiesiog su žmonėm bendrauju. Tai ten šiek tiek pasimokai, pabendrauju su žmonėm, tai čia labai labai individualus dalykas, bet krūvis yra, būtent individualaus mokymosi krūvis yra gana aukštas, didelis. Taip, toliau klausimas, ar eina ir kaip sunku gauti stipendiją Belgijoje ar Nyderlanduose, tai aš čia trumpai atsakysiu, kad iš esmės Nyderlanduose egzistuoja stipendija, paramos sistema, ar negrąžinama, kaip ir minėjau. Tai dirbantys studentai gali gauti, svarbiausia yra susirasti darbą ir dirbti bent 10 valandų per savaitę, o Belgijoje stipendijų, paramų jokių nėra. Taip, tada dar matau keli klausimai iš Viltės ir iš Urtės dėl anglų kalbos. Žodžiu, kaip Urtės sako, ar ne, klausia, va čia matau, jeigu anglų kalba stringa, ar vis tiek bandyti stoti, o Viltė rašo, kad, jūsų klausia, ar ne, merginos, kaip gerai mokėjo tą kalbą, ar buvo kažkokių sunkumų paskaitose jums? Taip, tai aš anglų kalbą gana gerai mokėjau stodama, bet irgi sakyčiau, kad jinai vis tiek dar labiau patobulėjo, nes, suprantama, aš gyvenu visą savo gyvenimą angliškai čia. Tikrai raginčiau stoti, net jeigu nedrąsu dėl savo anglų kalbos žinių, nes tikrai yra žmonių, kurie, mano akimis, nekalba labai aukštų lygių, bet vis tiek per mėnesį, per 2 jie tikrai prasilaužia ir tikrai yra viskas gerai. Tai dėl anglų kalbos neverta jaudintis, manau. Taip, aš tikrai galėčiau pritarti irgi Robertai, galbūt pas mane nebuvo taip gerai su anglų kalba, turėjau rašymo problemų, bet tu vis tiek ateini paskaitas klausyti, tai čia turbūt tas žodynas, kai tu mokaisi, tu vis tiek turi vietos, kur tobulėti ir tu vis tiek žodžiai kartuosi, galite išmokti ir tikrai suprasti ir patobulėti labai greitai. Tuo pačiu, jeigu aš kalbėčiau apie Belgiją, mes turėjom netgi anglų kalbos paskaitas papildomai. Kai kurie žmonės iš Anglijos, Amerikos atskridė, jie vis tiek mokėsi anglų, tai tikrai niekas, visi, kaip minėjau, vėlgi, visi iš toj pačioj pozicijoje daugumą nemoka kalbėti tą kalbą ir turi problemų, tai tiesiog nebijoti ir viskas bus gerai, tik tai bandyti reikia. Taip, kitas klausimas, išsikraustant į kitą šalį, ar labai sunku visus asmeninius daiktus nusigabenti, ar viską pasiėmėt, ar ir palikot kai kuriuos dalykus Lietuvoje? Aš atsimenu, aš keliavau su 4 lagaminais, nes su mama dar skridau čia, tai aš 2 pasiėmiau, mama 2 pasiėmiau, tai aš gana daug tų daiktų atsivežiau, bet ten buvo labiau ten drabužiai, visokios ten dekoracijos ar panašiai, ten baldų kažkokių, tikriausiai sunkoka būtų vežtis, bet jo, aš gana daug daiktų pasiėmiau, taip galiu pasakyti. Aš irgi galiu pasakyti, kad baldų jokių nesivežiau, viskas pas mane buvo, tai irgi čia tas gyvenimo klausimas dauguma, kur jau būna su baldais man čia Brigėje, tai galbūt dalykas, kad aš skridau su 15 dėžių, neskridau, atvežė busiukas, 15 dėžių su rūbais, daiktais, patinėm ir panašiai, tai sakau, nėra problemos, tikrai važiuoja, veža nuo durų prie durų, tai jokių problemų kraustytis nėra. Super. Taip, tada kaip dažnai grįžtat, ar ne, iš Nyderlandų ar Belgijos į Lietuvą ir kaip grįžtat, ar lėktuvas, ar nežinau, kitokios priemonės, klausia jūs. Aš pirmais metais grįždavau dažniau negu dabar, grįždavau kokius 2-3 mėnesius. Dabar aš grįžtu kalėdom ir vasarai. Iš tikrųjų, kitą savaitę važiuoju į Lietuvą, bet ten labai taip spontaniškai keliom dienom. Tai nepasakyčiau, kad grįžtu labai dažnai, bet jeigu grįžtu, tai lėktuvu tuomet. Tikrai pigus bilietai gana būna. Neskaitant kalėdom. Kalėdom biškį liūdna, bet jo.
O iš Belgijos aš pernai kaip tik labai retai grįždavau, šiais metais daug dažniau, nes turbūt po vasaros pabuvimo Lietuvoje tu tiesiog jau išsiilgsi tos Lietuvos. Tai irgi gan dažnai važiuoju ir buvo net keli kartai, kai aš tiesiog savaitgalį skridau, kadangi nuo kovo, man atrodo, mėnesio iš Belgijos Briuselio Šarlua oro uosto skrenda tiesiai į Kauną už kartais 10 eurų, kartais 20, tai atrodo nuvažiuoti ten ir nuskristi tikrai nėra problemos ir galima savo laisvai skraidyti. Gerai, tada dar vienas klausimas. Ar stojant reikalingi kokie kiti egzaminai pagal studijas ar tik anglų? Tai čia iš tikrųjų irgi nuo studijų programos labai priklauso, kokią pasirinksit, reikėtų žiūrėti kiekvienos programos universiteto tiesiog reikalavimus. Taip pat, ar ne, kalbant apie tuos reikalavimus, tai matau, Paula klausė, ar reikia aukštų rezultatų iš matematikos egzamino studijuojant psichologiją? Tu, Roberta, iš savo pusės gali papasakoti, kaip tau tam buvo. Taip, tai aš atsimenu bent jau, kai aš stojau, reikėjo, kad mano brandos atestate būtų parašyta, kad taip, aš laikiau tą matematiką, bet irgi ta matematinė psichologijos dalis yra statistika. Statistikos mes mokykloje mokamas, kas ten mediana, moda, ten visiškai labai basic dalykai. Statistikos vis tiek pradeda mokinti nuo pat pradžių ir tai yra gana tas dalykas, su kuriuo daug žmonių kovoja, nes tikrai daug žmonių patiria sunkumus mokantis statistiką, bet man net neapsiverčia liežuvis prilyginti statistiką matematikai, nes man matematika labai patiko mokykloje, statistika man visiškai nepatinka. Tai manau, kad galbūt tos matematinės žinios praverstų, bet kad tai yra labai būtina ir labai reikalinga ir kad tu ten turėjai 10 mokytis tą matematiką, tai tikrai nėra taip. Aš čia gal irgi pridėsiu iš tavo pusės, ar ne, kad 10 galbūt nebūtinai, bet, pavyzdžiui, grinai Radboundas, ar ne, universitetas, kuriame Roberta mokosi, tai šiai dienai reikalauja matematikos egzamino ir jie turi tam tikrą balų, ten kažkur apie 70 ar 65% priklausomai nuo lygio, kurį mokotės. Kiti yra dar universitetai, tai turi kitokius reikalavimus, matematiką irgi galite rasti prie programų aprašymų. Taip, ar IELTS egzaminas turi kokių pranašumų stojimui prieš anglų brandos egzaminą? Tai ne, nes jeigu, sakykime, vienintelis pranašumas yra turbūt toks, kad tu tą IELTS gali išsilaikyti, sakykime, kad ir sugalvosi, nežinau, po kelių dienų pateikti tą išlaikytą testą. Valstybinį egzaminą tu laikysi tam tikrą, kaip sakant, paruoštą dieną, ar ne, kada nustatyta yra, turėsi atsakymą tik tais, kuomet jau bus visiems atsakymai. Tai čia turbūt vienintelis, tik tais, kad gali greičiau paduotą universitetui patvirtinimą. O daugiau jokio pranašumo nėra. Jeigu universitetas užskaito valstybinį egzaminą anglų, tai tikrai drąsiai laikykit ir neapsikrautis tais IELTS egzaminais papildomai. Ar po studijų planuojat likti, gyventi toje šalyje, ar imti magistrą, ar grįžti į Lietuvą? Taip, tai labai daug galvojau ties šito klausimu ir tik praeitą vasarą nusprendžiau, kad vis dėlto ateityje matau save gyvenant Lietuvoje, gal tas patriotiškumas dar labiau išaugo studijuojant užsienyje. Taip, dėl magistro dar neturiu labai konkrečių planų, nes aš prasitęsiu savo studijas 1,5 metų, tai aš studijuosiu 3,5 metų, kad galėčiau imti tą pusmetį dar kitame užsienyje, tai aš planuoju į Koreją važiuoti. Tai po tos Korejos dar galvoju pakeliauti šiek tiek, jeigu įmanoma, ir tada imti magistrą kažkur, nežinau kur, bet tada jau grįžti į Lietuvą. Tai planas yra grįžti į Lietuvą, šiaip. Aš galiu pritarti dalinai, nes aš pati dar iš tikrųjų nežinau, ko aš noriu, tai galimai magistras arba antras bakalauras laukia, man atrodo, vis vien užsienyje, kadangi jeigu lygintume vėl kainas Lietuvos ir užsienio, tai man atrodo labai yra skirtingos ir tuo pačiu ta pati patirtis ir kultūros, man atrodo, labai puikiai galimybė pamatyti, bet vis tiek galiausiai norisi grįžti į Lietuvą ir tiesiog savo žinias dalinti su kitais ir padėti ir kažkur išnaudoti, kur tau tikrai yra svarbu. Ir dar matau 2 paskutiniai klausimai, tai tuos dar atsakysim ir tada visus kitus, kas norėsit, parašysit merginoms asmeniškai arba mums. Tai vienas iš klausimų yra, ar laikėt IELTS, jei taip, ar buvo sunku. Roberta, tu minėjai, kad laikei, tai ar buvo sunku?
Taip, aš laikiau IELTS. Sunku, negaliu pasakyti, kad buvo sunku, bet reikėjo dėl darbo. Aš ėmiau ir mokymus, per kuriuos mane paruošė būtent tam IELTS egzaminui. Tai ten irgi ir pinigų reikėjo tiem mokymam, ir ten berods 2 mėnesiai kažkas tokio buvo. Tai nežinau, ar yra daug žmonių, kurie tiesiog taip paima ir taip išlaiko IELTS, jeigu aš nuspręsčiau, nežinau, ten kitą savaitę laikyti, dabar be jokio pasiruošimo, nes vis tiek reikia žinoti struktūrą, reikia praktikuoti su tom užduotim. Tai mano rekomendacija būtų, kad jeigu yra noras laikyti IELTS, tai tada, kad reikėtų pasimti kažkokius mokymus, kurie skirti būtent IELTS paruošimai. Ar brangus tie mokymai buvo labai, gal prisiminti? Dabar sunku prisiminti, nebuvo labai brangus, berods galiu visiškai nusigirbauti, bet man atrodo, kad apie 100 eurų kažkas tokio. Jo, čia manau labai ir nuo miesto, ir nuo vietos, kur mokysis priklausys. O tu, Urte, ar laikai? Aš irgi lankiausi, aš jau į mokymus. Man atrodo, 100 su biškiu galbūt gali būti net kainavo, tai tikrai yra naudingi, kaip jau minėjau, disciplinos neturiu, tai irgi šiek tiek sunkiau buvo, bet tikrai įmanoma išlaikyti, tik vėlgi reikia skirti laiko. Ir iš tos pusės, kur Robertas sakė, kad pačiam yra sunku, tai labai sutinku. Tačiau, kaip pavyzdys, aš turėjau draugę iš gimnazijos, kuri tikrai labai turėjo gerą laiko planavimą ir discipliną. Jis internete susirado daug pavyzdžių ir užduočių, porą savaičių pasprendė ir beveik visi 7-ukais, man atrodo, 7-ukai, neprisimenu, ar 9-ukai, tai geriausiai išlaikė pati pasiruošus. Tai vėlgi čia toksai disciplina, man atrodo, irgi labai svarbu visame gyvenime, tai ruoškitės, kas auga. Na ir paskutinis klausimas, ar labai daug pinigų išleidžiate mėnesį? Nu, čia, jeigu nepaslaptis, ar ne, kaip daug mažiau jums tais finansais, ar labai brangiai kainuoja? Taip, tai man asmeniškai gaunasi apie 750 eurų, kažkas tokio, irgi priklauso nuo mėnesio, nes kartais ten daugiau būna kelionių kažkokių spontaniškų, kartais mažiau, bet čia irgi išeina, aš iš tikrųjų gyvenu, aš nuomą moku gana pigiai, aš už nuomą moku apie 300 eurų, nes aš dar gaunu iš vyriausybės tokią kaip paramą, kurią ten reikia atitikti tam tikrus kriterijus, bet manau, gana daug žmonių atitinka juos. Dabar tiksliai nepamenu iš tikrųjų, kokie tie kriterijai. Pas mus puslapį irgi gali atrasti. Jo. Tai va, bet taip, sakyčiau, maisto kainos prilyginimas Lietuvai, jeigu ten restoranas ar ką, tai brangu tikrai, nu ir tada visokios ten ekstra veiklos yra. Ja. Tai jo tikrai nemažai įsileidžia, turbūt aš kai tik atvažiavau ir atrodo neturėjau tų daug artimų draugų ir nieko per daug neveikiai nevažiavai, tai ten atrodo be nuomos 400-300 užtekdavo ir pavalgyti ir dar kažkur išeiti ir gal pačiam su traukiniu kažkur nuvažiuoti, bet einant laikui atsiranda daugiau veiklų, naujų hobių, tai ta suma atrodo kyla drastiškai, tai tikrai nemaža, nevardinsiu pinigais, bet tiesiog, bet tuo pačiu, kaip ir minėjau, tas pats ir maistas čia yra brangiau ne tik restoranuose ir bendrai, nuomos kaina, tai priklauso, ką rasit, bet traukiniai, jeigu kažkur važiuoji, pas mus labai brangus viešasis transportas, nežinau kaip Nyderlanduose, tai irgi jeigu važiuoji su autobusu ar su traukiniu, tai gan daug išsileidžia vėlgi. Supratau. Tai, ką, ačiū, manau, labai tikrai buvo įdomu jūsų pasiklausyti, sulaukėm nemažai klausimų, tai vat, į kuriuos galbūt dar neatsakėm ar praleidom, ar tiesiog neišgirdot, tai galit tiesiog klausti manęs arba merginų ar ne, susisiekti, tiesiog pasiteirauti, taip pat bus webinaro įrašas, galbūt kurie prisijungia, sakykime, viduryje, tai visi, kurie prisiregistravot, gausit jį. Na ir ką, ir ačiū labai Urtei ir Robertai. Buvo labai įdomu ir malonu išgirsti istorijas jūsų. Ir gero tada jums vakaro visiems. Dėkui visiems. Viso.